statyčiau namą, bet projektas daug kainuoja, techninis prižiūrėtojas daug kainuoja, bet tu tik po to suvoki, kiek tie žingsniai ir žingsnių klaidos kainuoja. Statybininkai turi posakį, popierius yra pati pigiausia statybinė medžiaga. Skambina klientas, tu žinai, man dabar projektuoja tokį dalyką, aš nesuprantu, ką čia reiškia. Kaip statybų Google'as. Vietoj to, kad googlint, Tomai, galiu paklausti. Ir kartais tas rangovui, toks gal pavadinkim, įžulumas, stebina, yra projektas, giliai visai, kiek įdėtie. Aš visą laiką taip darau. Nes, klientui tai čia be šansų tokius dalykus žinot, kad čia reikia kažkur užsikluot. Ten darbininko klausi, taip klausiu. Nes jisai prie to ten kampo klupi, žinai, jau savaitę, manęs nieks neklausė, manęs už žmogų nieks nelaiko, tai aš, ką man to reikia, žinai. Bet tu žmogų prakalbini, tu jisai sako, hebra, čia skylė. Hey Siri, pradedam Live Talk Show. Sveiki, šiandien pas mus Live Talk Show svečiuose žmogus, be kurio statybos klientui galėtų tapti tikras galvos skausmas, o ir šiaip net ir įstatymo tvarka statybos be šio žmogaus būtų neįmanomas. Žmogus, kuris juokais save vadina klientų advokatu statybose, Tomas Juodvalkis, statybos techninė priežiūra. Sveikas, Tomai. Labas, Arvydai. Sveikas. Kaip, pirmas toks klausimas, žinai, kaip tu apskritai perėjai į tokią barikadų pusę, kad esi klientų pusėje, o ne toje galbūt net ir finansiškai naudingesnėje statybų, rangovų pusėje. Kaip taip atsitiko? Tai pas mane tokia istorija, kad aš turiu tą savo statybų kelią, savo kelią statybose, turiu patirtį, kuri prasidėjo nuo mokslų, gal kaip visiems, universitetas, bakalauras, magistras. Ir jau tada mes jau buvom statybose, jau ėjom, dirbom, žiūrėjom, tai šiemet, žinai, priskaičiuoju 20 metų. Tai tiek patirties ir sakykim, tai tas kelias buvo toks, kad buvo pradžioj statybų kompanijos, ten kaip tik buvo tie laikai, kai labai reikėjo pajėgumų, labai gavom geras pozicijas, jauni, bet, žinai, atsakingi ir ten daug ką išmokom. Tai statybų rangovai, kiti statybų rangovai, tada atėjo krizė. Šokom į valstybinių institucijų, tai pavadinkim, pusę. Teko dirbti su Europos projektais irgi kaip techninė priežiūra, kaip klientų atstovai, jau panaudojant tą prieš tai sukauptą patirtį. Ten išmokau ir tų tokių biurokratinių dalykų, kurių irgi reikia žinoti. Ir tada viskas vėl, kaip sakyt, buvo pakilimas, tada vėl statybų kompanija, buvau dideliai statybų kompanijų, buvau statybos vadovų, o lygiai grečiai aš visą tą laiką žavėjausi individualiais projektais. Tai buvo, reiškia, jau ir nuo tų pačių pirmųjų dienų, kad jeigu kažkoks ten butas ar namas, kur ten reikia jau pasikrapštyti ar įdėti energijos, kol, kaip pats ir paminėjai, gal kartais ten pardaviminiam procese nereikia, o žmogui, kuris ten neužpigiai ar kruopščiai, reikia tokio požiūrį, tai aš tą darydavau laisvalaikiu. Ir natūraliai, kaip ir visiems žmonėms, atsirado tas momentas, kai kūrėsi šeima ir sekmadieniais ilgai jau dirbti nebegali, teko rinktis. Ir čia taip natūraliai gal gavosi, kad gavau tokį iš privataus sektoriaus tokį pasiūlymą savarankiškai, būti kaip techninė priežiūra ir atstovauti. Tuos atestatus aš jau susirinkau ir išsilaikiau seniai. Priėmiau tokį sprendimą ir panaudodamas tą patirtį, šoviau į tai, kad darau pats. Tai kitaip tariant, ta laisvalaikio veikla tapo pagrindinė sekmadienio veikla patapo pagrindinė veikla, po truputį tai nebuvo toks gal sprendimas, kad aš įsidarysiu. Bet tiesiog jutau tą, poreikį ir tą feedbacką iš žmogaus, kai tu darai tą iš širdies, kaip laisvalaikiu, tai netgi čia ne dėl pinigų buvo tas dalykas, man tiesiog faina. Ir faina patarti, nes tu turi tą patirtį, tu kažkaip matai, kad ypač tas žmogus, kuris yra ne iš tos ryties, nes mes stambiuose rangovuose mes visi kolegos.
Mes visi tą, ką aš darau, čia gal nėra kažkoks stebuklas, tiesiog mes visi ten tą suprantam, bet kai tu pasirenki tą komunikuoti, paaiškinti ir padėti tam žmogui, kuris ne statybų pasaulyje gyvena ir ten šaunų žmonės daug pasiekia visą kitą, bet jie ateina į tą statybų pasaulį ir jie supranta, kad o jie, tamsus miškas, kur aš čia papuoliau. Va, ir tu jauti tą feedback, jeigu taip galima pasakyti, kad žmogus, wow, tu jam išsprendėjai problemą. Tai sprendžiu problemas, padedu žmonėm. Bet dabar tiems žmonėms, kurie galbūt tik tais pradeda statybas, jie galbūt dar net nežino, kad jiems bus reikalingas, kad ir oficialiai ta statybos techninė priežiūra. Ar tu gali trumpai papasakoti tiems, kurie nežino, kas čia per daiktas yra, koks yra šios rolės vaidmuo, tarkim. Ja. Tai oficialiai aš esu statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Arba kitaip, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Tokia pareigybė yra apibrėžta įstatyme, statybos įstatyme, poįstatyminiuose aktuose, STR-ose, statybos darbai. Ir statinio statybos techninė priežiūra privalai samdyti, jeigu esi statytojas, užsakovas, taip liaudiškai pasakius, tai tu ją privalai samdyti, kai statinys patenka į tam tikrą kategoriją šiuo atveju. Ypatingi statiniai, nesudėtingi, žodžiu, čia į įstatymo smulkmenas galim nesileisti, tiesiog populiariai. Ir jeigu statai mažą namą, tarkim, iki 300 kvadratų individualų, vienbutį, tai techninė priežiūra iš esmės yra neprivaloma. Bet aš tuo ir žaviuosi, kad didžioji dalis mano klientų samdo mane iš sąmoningumo, o ne iš prievolės. Nes mano manimu techninės priežiūros ta, pavadinkim, silpnoji ar blogoji pusė, tai gal paveldėta iš senesnių laikų, senesnių laikotarpių, kur ta techninė priežiūra toks kaip inspektorius, kuris ne tai, kad padeda, o jisai stabdo, jisai, aš nepraleisiu, aš nepasirašau, ten atvažiuoja dar ten su buteliu maždaug, kad tik praleistum. Ne taip mes galim padėti. Čia reikia suprasti, kad techninė priežiūra tai yra, čia kaip klientai mane ir praminė, kad tu esi statybų patarėjas. Tu esi tas žmogus, kuris yra šalia tavęs, nes tu esi patekęs į tą pasaulį statybų, kur tu nieko nesupranti ir kiekvienas rangovas košę verda, nežinia kokių prieskonių pridėjęs ir aš tą virtuvę žinau ir aš atsistoju į tavo kaip besistatančio namą žmogaus pusę. Ir aš kiekvienam žingsnį bandau patarti, kaip nepaslysti, kaip nesuklysti, kurioje vietoje kas galimai nesužiūrėta, paslėpta ir panašiai. Va, ir ta prievolė, jinai yra, bet aš manyčiau, kad čia ne apie prievolę, o apie sąmoningumą reikia. Tai reiktų turbūt išmesti iš galvos tą tokį vaizdą pikto inspektoriaus. Būtent. Nes iš esmės statybos techninė priežiūra tai yra kliento draugas ir tas, kuris klientui padeda būtent, kaip ir sakai, nepaslysti. Ir čia net kartais, kai stataisi atrodo, kad nėra privaloma, bet iš tikrųjų tai kaip ir tampa neišvengiama, jeigu nori pasistatyti gerai, neturėdamas jau kažkokios patirties dar 3-4 namų statyboje. Taip, tai kaip tam anekdote, kur pirmas namas pardavimui, antras uošvieniai, trečias savo, ar ne? Taip. Tai jeigu mes priskaičiuojam, kad aš čia kažkada atsisėdau pasižiūrėti, tai gal koks 100 objektų jau esu iš per praktiką dalyvavęs. Šiek tiek tokia patirtis yra. Kažkiek tu gali tiesiog žmogui papasakot, ar jisai suklys pats ir tą išmoks ant to savo pirmo, antro uošvienės ar savo namo. Ar, kaip sakyt, ar jis pasinaudos tuo patarimu, tą prevenciją. Taip. Tai kitaip tariant, ir apskritai turbūt tie kaštai namo statyboje turėtų įvertinti ir tai, kad jeigu nori, kad būtų padaryta tinkamai ir iš pirmo karto, turbūt reikia įsivertinti kaštus ir statybos techninės priežiūros, kuri procentinė prasme turbūt būtų labai nereikšminga viso pastato statyboje, bet galėtų tapti labai reikšminga, jeigu šito vaidmens nebūtų. Aš taip įsivaizduoju. Čia vieną tokį irgi požiūrį pastebėjau, gal
statyčiau namą, bet projektas daug kainuoja. Čia nuoširdžiai girdėjau žmogaus ir kai tu tą biudžetą užsimerkęs matai, iš ko susideda ir kiek nulių ir kokie skaičiai, ir kad projekto suma jinai tikrai nedidžiausia, o projekte ir slypi tie visi atsakymai, tai ir galvoju, jeigu statyčiau namą, bet projektas daug kainuoja, techninis prižiūrėtojas daug kainuoja, bet tu tik po to suvoki, kiek tie žingsniai ir žingsnių klaidos kainuoja. Tai dažnai, kai vyksta tos, tarkim, ir dėrybos dėl mano paslaugos, tai pradžioj gal matosi iš klientų akių, kad tokia nežinia ir čia, kiek čia kainuoja, už ką čia mokam. Ir jau ten pirmą trečdalį praėjus statybos jau supranti ir vėlgi iš tų pačių akių matai, kad tu atidirbai savo atlyginimą. Patampa toks jau. Komanda, varom, ačiū Tomai, kad padedi. Taip. Ir apskritai norėčiau turbūt šią laidą nukreipti tokia linkme. Na, konceptas mūsų yra laiptų aukščiau, kur mes bandome turėti tokį naudos grūdelį žiūrovui. Ir norėčiau prasibėgti turbūt visą statybos projektą nuo pradžios iki pabaigos, kai jau kviečia tave į kurtuvių, suvalgyti pyrago, sūrio, išgerti vyno, kad visiems būtų aišku, galbūt yra jau ir dabar aiškios kažkokios klaidos, kurios, iš tikrųjų, žmonės dažnai daro ir net apie tai negalvoja. Tai nuo ko prasideda namo statybos? Tom? Statom namą, pastatysim ir pasižiūrėsim. Tai tas gal nelabai geras atvejis, kai skambina klientas, sako, žinai, pamatus jau betonuoju, rytoj betonas. Ačiū, kad kviečiat, bet truputį pavėluota. Tai geras pavyzdys, kai skambina klientas, planuoju statyti namą. Vėl, jeigu patarti, tai iš esmės, o ne nuo pusės. Tai va, planuoju statyti namą, perku sklypą. Tai netgi ne didžiaja dalimi, bet turiu projektus, kur nuo to ir pradėjom. Tiesiog važiuoja žiūrėti sklypo. Dirba aštrialiežuviai sklypų pardavėjai, dirba įvairūs konsultantai, prilekiu, pasižiūri tą sklypą techniškai. Ir taip, čia aišku, galėtų ir architektas, jeigu kietas architektas tikrai daug padėti, bet kitą kartą sklypo pirkimo metu jo dar nėra. Ir pasižiūri į tą sklypą, į jo techninius dalykus. Geologija galbūt, ar ne? Gal tu perki sklypą ir po to sužinai, kad ten gruntiniai vandenys pakasus metrą jau, ne? Kas tau gali kainuoti nežmoniškus pinigus. Gal ten yra kažkokie birūs gruntai silpni, kur ten pamatai gali kainuoti. Nes klientas mato ką, jisai mato medžius, krūmus. Taip, jis mato viskas tvarkoja, ką mato ir vaizdo reikia. Ir be abejo, tai ir grožio, ir estetikos, ir tame gal yra labai daug esmės, bet tu nepamatai tų techninių dalykų, kur pardavėjas tikrai nepasakys, kitą kartą ir nežino. Bet tai čia ir slypi paslaptis, kad paaiškės, kad pamatai 8 metrų ir jie kainuos dvigubai negu galbūt šalia kitam sklype. Ar paaiškės, kad gruntinis vanduo. Ir vėlgi, jeigu mes tai pamatom, turiu patirtį konkrečią savo dabartiniam darbe, kad mes tai žinojom, mes tai įsivertinom, mes į lentelę pasidėjom ir nebuvo to šoko klientui, nes jisai žinojo, turim vandenį, kaip tai bus sprendžiama. Grunto vandens žeminimo sistemomis, tai kainuos maždaug tiek pinigų, dar neturint projektų. Ar mes einam į tai? Einam. Yra streso? Ne. Važiuojam pirmin. Ir iš esmės, jeigu pinigai, sakykime, būtų tikrai labai lemintis veiksnys, tai tiesiog nepirktum sklypo. Tai iš esmės tiesiog nepirktum sklypo ar nepastatytum savęs į tą poziciją, kad ten namo biudžetas baigėsi statybom nepasibaigus. Tai tą akimirką, kai tau paskambino, pasikvietė, jeigu tu pateikiai tokį atsakymą, kuris nebuvo žinomas, viskas, jau statybos techninė priežiūra, jinai jau atidirbo. Tai sakau, jau tu kitą kartą vienam žingsnės, mūsų mes esam patarėjai, mes ne plytos kaina, tai bet patarimas gali sutaupyti plytai.
Jo, ir ne vienai turbūt būtent šitoje situacijoje. Taip. Taip, tai apžiūrėjom. Nusipirkom sklypą. Nusipirkom, palaimino techninę priežiūrą, sklypą galima pirkti. Patarė. Jo, nusipirkom sklypą. Žmogus sako, žinau labai gerą architektą. Faina, susipažįstam, draugaujam, dirbam. Kitas sako, nežinau jokio architekto. Pasidalinam, va. Faina buvo dirbti su tuo. Vėl klientas grįžta, sako, žiauriai gerų žmonės. Parekomendavai, faina. Projektavimas, tai vėl kaip iš to anekdoto, nestatysiu namą, nes projektas daug kainuoja, bet va tas projektas ir išsiskiria. Sakyčiau, individualiam sektoriui į 2 grupės. Viena grupė projektas leidimui, o kita grupė tai projektas, kad pastatyti namą. Tai tas, kuris leidimui, jis ir orientuotas į tai, o tai kiek kainuoja projektas, kiek kainuoja leidimas, tvarkoj, tai tom ir pabaigiam. Tai dažniausiai jisai susideda iš 2 planų, pjūvio, aprašo ir leidimo. Leidimą gausi? Taip. Ar namą pagal jį pastatysi? Pagal jį tai ne. Tada jau statybininkas spręstų, kaip ką daryti ir dažniausiai kaip jam patogiau. Tai statybininkas taptų konstruktorium. Statybininkas gali patapti bet kuo. Statybininkas yra visagalis, ko trūksta visas skylės. Čia nėra tas gerasis scenarius, kur iš tikrųjų patartų eiti. Jeigu projektavimas vyksta adekvačiai, savo ritmu, architektas profesionalas, žino, ką daro ir jau pradžioj sutariam, aš patariu, kad vertėtų projektuoti taip, kaip statysim, automatiškai klientą truputėlį nukreipi ir patari jam įsigilinti, žinoma, kiek jis gali savo leisti, skirti laiko ir įsigilinti, bet jau susigyventi su tuo namu, kad jau pradėjus statyti, tas viskas vyktų sklandžiai. Nes kai pradedi daryti pamatus ir klientas sako, aš čia norėjau dar vieno kambario, reiktų truputėlį išplėsti, čia jau pavėluota. Tai vėl pabrėšiu, kad tai nėra techninės priežiūros pareiga, dėl to aš gal ir bandau tą savo paslaugą kurti ir daryti labiau išplėstu žvilgsniu ir daryti tai, ką privalo techninis prižiūrėtojas, bet panaudojant tą savo patirtį dar ir patarti ekstra, kaip sakyti, papildomai, žinant, kad tas patarimas laiku, vėlgi gali užkirsti kelią tiem rūpesčiam ir tiem visokiems streso faktoriam ateityje. Tai va tas dalyvavimas projekte, tas patarimas įsigilinti, tas nukreipimas ir kliento, ir konstruktorių, ir akcentuoti tam tikrą momentą savo laiku, manau, būna vertingas. Na, jau kai nemažai patirties esi turėjęs, tai turbūt net jau kai tas projektas prasideda, tu jau matai, kokie žingsniai bus priekyje, kur jau mes galim strikti, kur nepadaryti tam tikri sprendimai, gali visą tą statybos grafiką ir įtakoti. Kartais ir architektam patinka, kai aš dalyvauju. Beje, dalyvavimas projekte, nepasakysiu tiksliai nuo kurių metų, bet jis yra įtrauktas jau į įstatymą, kad techninis prižiūrėtojas, jau aišku kalbu apie tos labiau sudėtingus projektus, bet techninis prižiūrėtojas tam tikrą valandų skaičių jau turi dalyvauti projektavime. Suprantama, projektavime kodėl? Projektavime, taip. Suprantama, kodėl? Dėl to, kad jeigu vyko projektavimas, projektas gimė solidus ir, kaip sakyt, paduoda techniniam prižiūrėtojui ir rytoj prasideda pamatai, ar jis įsigilins? Ne, tai kaip jis patikrins? Jis neįsigilinęs, jis nespėjo perskaityti ir jis tada eina ten, žiūri kažką iš patirties, bet žmogui reikia palikti laiko, o laiko mes esam tokie performeriai šaly, mums reikia visko greitai. Tai va tas dalyvavimas projektas yra labai sveikintinas. Tuo pačiu ir mes įsigilinam, tuo pačiu ir pergalvojam visus sprendimus, tuo pačiu ir pasižiūrim iš įvykdymo pusės. Vėl aš skaitau pareigą, kaip ir minėjau, tas techninis prižiūrėtojas, mano manimu, gera kryptis yra ne bausti, trumpinti, stabdyti objektą, kas būna. Vat nepraleidžiu ir galvokit, ką norit, paskambinsit, kai baigsit. Kada tas namas pasistatys, ten po 5 metų. Bet tai gal tada padėti, prisijungti. Tai kaip tą problemą išspręsti? Tai visus tuos žingsnius galima padaryti projektavime. Labai daug. Ir tada tas projektas, kai į jį taip yra
žiūrima, jis taip yra rengiamas, jis patampa labai svarbiu įrankiu. Ne leidimui gauti, taip ir leidimui gauti, bet jis patampa įrankiu dirbti, įrankiu konkursuoti statybininkus. Visiems aišku, ką reikia padaryti, nes kitaip atsiranda interpretacija, nupiešta siena iš ko, gal aš žinau. Esu girdėjęs tokią gerą mintį, kad projektavimas yra geras tuo, kad popieriuje gali daryti viską ir tai kainuoja palyginti nebrangiai, nei kad bandyti kažką durti statybo aikštelėje. Tai man dėl to patiko tas dėmesys, kurį tu akcentuoji, kaip yra svarbu susiprojektuoti ir kad projektavimas, geras tinkamas projektavimas, jis nėra tiesiog popierinis daiktas gauti leidimui. Būtent. Tai rimtas įrankis. Statybininkai turi posakį, kolega vienas pasakęs, kad popierius yra pati pigiausia statybinė medžiaga. Taip, aš manau, kad tikrai su tuo galima sutikti, nes statybo aikštelėje, kai prasideda eksperimentai, tai moka vis tiek klientas. Galų gale, susimoka klientas ir nebūtinai rezultatas būna toks, koks jisai galėjo būti, jeigu būtų daromi tinkami žingsniai pradžioje. Kaip anksčiau, reiškia, projekte dalykai kainuoja 100, o žingsniai statybo jau kainuoja 1000. Tai kurį žingsnį suklyst pasirinksime. Ir apskritai turbūt net ir jau projektavimo stadijoje gali matyti, kad viena eilutė gali nubėgti žemyn per visas kitas apačioje esančias eilutes. Taip, grandininė reakcija. Taip, ir tas atrodo lyg tai mažas pakeitimas, kiek jisai apačion paskui save nusitempia pinigų. Taip, reikia suprasti, kad statybinė samata tai yra ne 3 eilutės, pamatai dėžės stogas, o 1000 eilučių, jeigu tai paėmus kiekvieną operaciją. Jo, ir vienas pasukimas, čia dar noriu papildomo kambarį, išplėsti sieną ir ten ir tai viskas apačion viskas nubėga. Tai gerai, tai iš esmės projektavimo metu tu padedi žmogui ir susiorientuoti, kad jo atrodytų paprastas sprendimas galės jam kainuoti iš tikrųjų daugiau negu jisai dabar, kad įsivaizduoja. Taip. Ir be to pridėsiu ir psichologinę pagalbą, kur būna tokie dalykai, skambina klientas, tu žinai, man dabar projektuoja tokį dalyką, aš nesuprantu, ką čia reiškia. Ir tada tu stengiasi tiesiog paaiškinti. Klientai sako, tu kaip statybų Google'as. Vietoj to, kad googlint, Tomai, galiu paklausti. Tai faina, iš tikrųjų, nuoširdžiai žmonės taip paklausė, aš juos raginu. Klauskit drąsiai, kitą kartą gal nedrįsta projektuoti. Faina padėti. Tai iš esmės pasiprojektavom, numatėm, susigyvenom su galimu biudžetu, jau... Taip, tokių spėjimų. Jo, spėjimų biudžetų, tai bet vis tiek jau žmogus yra psichologiškai, jaučiasi tvirčiau. Ir iš tikrųjų ir po to turbūt tas dalykas, kurį ekstra ar tu darai, stengiasi išlikti, padėti klientui nenuslysti galbūt nuo jo to apsibrėžto biudžeto. Tai projektą pasidarėm. Leidimą gavom. Leidimą gavom, bet tai projektas turbūt čia nesibaigė, yra inžinieringo visi dalykai. Kaip vyksta su to? Nes aš taip įsivaizduoju, projektas yra kliento akimis žiūrint, yra ta architektūrinė dalis, jis turi savo gražų namą, nupieštą gražiai. Arba vizualizacija. Jo, vizualizacija į geriausių atveju, kad jeigu dar būtų galima jo pasivaikščioti, bet namas yra daug daugiau negu tai. Tai yra tik tais karkasas, bet mes daug turime reikalų viduje, viso inžinieringo, su kuo ir mums tenka nemažai turėti reikalų. Tai papasakok, kaip tas inžinieringas projektavimo stadijoje, ar verta jį dabar akcentuotis, ar kaip čia daug kas galvoja, tą inžinieringą pasidarysim jau ten po to, kai turėsim dėžutę. Tai jeigu tai paėmus visą, tarkim, namo projekto eigą, projekto turiu omeny viso namo kartu su statyba. Tai labai svarbu tie laikai, kada apie ką pradėti galvoti. Nes klasikiniu atveju, kaip ir minėjom, padarėm lakonišką projektuką, gavom leidimą, gal ten pamatus pagal konstruktyvą gręžiam ir jau sieną statant, kyla klausimai objekte. Tai kaip čia bus siena, palauk, o vėdinimas? O kaip projekte, ten rekuperatorius boksų nupieštas. Ir kas atsitinka? Procesas sustoja. Nes visi galvoja.
O kada reikėjo galvoti? Galima buvo galvoti truputėlį anksčiau. Tai vat būna kartais, o kiekvienam projektui iš tikrųjų taip pakeli ranką ir va dabar mums reikėtų apie tai. Ir jeigu inžineringo, kas yra inžineringas gal reikėtų, tai šildymas, vėdinimas, vėsinimas, vandentiekis, nuotekos, elektra, ryšiai, automatika, arba kitaip tariant, išmanūs namai. Ne? Ir visa tai yra susiję ir integruota į namą. Ir kai visa tai susiję ir integruota į namą, į projektą, tai ir architektūriškai gaunasi estetiškai. Nes jeigu visa tai integruota po to, tai kam kiek vietos liko, taip ir sugrūdom tuos vamzdžius ar laidus. Ne? O dar neprieinam prie to, kaip veikia, nes judesio jutikliui tiesiog vietos ten nebuvo. Tai atsirado kampe, neįsijungė šviesa. Kodėl? O todėl. Tai dėl to tas savalaikis arba tinkamų laikų integravimas to proceso į projektavimą visų tų dalių ir dar tokiu požiūriu, kad ne tik kad nupiešt, bet po to, kai darysim, tai galvosim. O jeigu tą ir rangovą jau pritrauki, potencialų ar menamą projektuotoją, kuris įpratęs projektuoti darbo projektus, tai tada statyba veikia sklandžiai jau nuo pradžios. Jau betonuojant pamatą, tu žinai, kad ten bus elektros įvadas, kad ten bus vamzdžio išvadas, kad ten bus šachta į antrą aukštą ir ne kažkur ten matysim, kaip vamzdžius prakišimo. Tu žinai, kiek bus vamzdžių, kokių vamzdžių. Tada statyba primena kaip Ikėjos instrukcija. Pradedi nuo to, surenkam. Bet čia labai reti pavyzdžiai. Čia reikia labai su tuo dirbti, kad tai pasiekti. Nes aš taip įsivaizduoju situaciją, žmogus gauna projektą, tą paprastą projektą, gauna paskolą, nori statytis, čia reikia greitai, dabar važiuojam. Taip, čia tas atvejis, kur man jau pamatus pirmadienį pila, gal galėtumėt pradėti. Standartinis atsakymas, kad šiemet aš jau užimtas, atsiprašau. Bet ir tas toksai skubėjimas, galbūt jis yra apgaulingas, lygtai čia ir dabar mes pradedam daryti, bet iš tikrųjų nesuplanavę, mums tas laiko neskirimas planavimui mus daug labiau ištęs po to statybas, nors dabar aš čia jau ir dabar grįžiu pamatus, bet po to tai man kainuos laiko prasme labai brangiai ir turbūt reiktų akcentuoti laiką, kad reiktų akcentuoti tai, kad būtina skirti laiko dabar dar, kol, sakai, pamatai nesupilti, nes tai sutaupys daugiau laiko. Ir pinigų. Ateityje. Tai jeigu jau betonuojant, primityvus pavyzdys, betonuojant pamatą, ten rūsio sieną, tai įsidedi vamzdį, tai kainuoja vamzdžio gabaliuką, ten kitą kartą ir yra tas gabaliukas, įdėjai ir tiek. Kai tu nežinai, kur įdėti, tai tada reikės ateityje atkasti, išgręžti, gręžimas kainuoja, kažką įdėti, užhermetinti, kiek operacija. Taip, vien dėl to, kad... Taip, nes laiku tai būtum sugalvojęs ir padaręs ten praktiškai for free. Ir ekonomija. Kita vertus ir patarimo vertė. Vienas iš tvarumo principų teigia, kad jeigu gali nestatyti, nestatyk. Jeigu gali pertvarkyti, renovuoti, atnaujinti, tai ir daryk. Viena iš tų temų yra būsto įperkamumas. Buvo akcentuota, kad mūsų būsto įperkamumas Lietuvoje nukrito 2009 metų lygį. 24 metų sausio gyvenamosios patalpos bus galima įsigyti tik esant 100% baigtumui. Mano nuomonė, toks pokytis, bet ir tam tikra tarša. Tu keiti sudrumsti vandenį ir keiti visiškai nusistovėjusią praktiką. Bet čia bendrai apie mūsų teisėkūrą, kad to poveikio aplinkai joje yra vertinimo gana mažai. Tam tikrus gal mitus reikia sugriauti. Į esamą butą negaliu padaryti išmanaus namo. Gali padaryti, yra begalė sprendimų puikių. Kad tai yra brangu naujai statomam būstui. Manau, išmanus namas 1000 eurų ir tavo butas gali būti labai išmanus. Žodžiu, tada mes jau turime projektą, mes jau jį apgalvojame. Inžinieringas irgi yra apgalvotas, kur kas bus. Kitaip tariant, inžinieringas dažniausiai būna taip, kad kai tu jau gauni leidimą, tai inžinieringo yra, pavadinkim, vidurys. Kodėl taip yra? Nes vėlgi žmonės dažnai skuba
jie nenori atidėti leidimo, nes tu galėtum atidėti tą leidimo procedūrą ir viską iki galo projektuoti, tai gali pasileisti leidimą. Bet vėl iškyla rizika, kad leidimas priklauso nuo begalės išorinių valstybinių institucijų ir gali būti, kad tas šeipas jis bus tiesiog nepatvirtintas ar kažkokie pirminiai kontūriniai dalykai ir tu ant to kontūrinio dalyko ten prisiprojektuosi, vėl suinvestuosi pinigų į tos projektuotojus, tebūnie labai gerus ir visa kita, bet tiesiog bus išorinė jėga, kur taip nebus. Viską reikia daryti iš naujo. Tai vėlgi, tai tą leidimą logiškai yra pasileisti, jau kai gali pasileisti, tai pasileis, o inžinieringo projektavimai, tai jie kažkiek eina iki leidimo, jau kad nekeisti ir kad neperdaryti, bet ten pumš leidimo momentas, ten tarkim pamatų ir tie procesai išsiskiria į tokius, pavadinkim, kelias scenas, keliais frontais vyksta. Tai projektavimo frontas, jisai važiuoja ir toliau. Trūksta. Ir ne, jisai jau yra pažengęs į priekį ir gera praktika, kad projektavimas jau važiuoja pirmin, o objekte darosi pamatai. Ne? Tai, bet jau kadangi ten yra pažengę, tai važiuoja ir tęsiasi ir tas projektavimas važiuoja, bet vėl tas važiavimas, aš tokį turiu ir tikslą ir manau taip turėtų būti, kad jis nebūtų begalinis. Iš kitų šalių atvažiuoja žmonės, sako, ką jūs čia darot, kodėl jūs čia, kaip tik praeitos savaitės pokalbis, kliento bičiulis iš Amerikos, sako, ką jūs čia, dabar jau namas statosi, jūs čia dar surulėte kažką čia, architektų pilnas kiemas, kodėl čia taip. Todėl, kad būtent tas savalaikiškumas, jis gal buvo truputėlį atpalaiduotas, ar klientai kitą kartą, ten švies saulė, tada sugrįšim. Taip gaunasi, kad jau per daug išsitęsia, tai jisai gali tęstis, bet jis turi pasibaigti. Gerai būtų, kad kai jau tie visi dalykai jau vyksta, kad projektavimas jau jis būtų baigtas. Tai tas inžinieringas, jis jo. Tai jo, inžinieringas jisai tęsiasi ir galbūt ir tavo įsikišimo kartais reikia, kad jau pasakyti užteks, ne? Jau čia susispaudžiam, padarykime. Aš su to dirbu ir bandau taip tą grafiką žiūrėti ir kitą kartą, jog dar rangovų gal nėra ir sakai, kad žiūrėkit, kažkur čia jau reiktų jau gal apsispręsti, nes būna. Taigi. Labai galima pažiūrėti. Kada jau reikia. Jo, dėl to, kad žmogui sunku suprasti, kad tai ta prasme, pamatus gręžia, čia Tomas ateina, pagalvokit, kaip ten užbaigtų santechninių prietaisų pasirinkimu žmonės. Kausau pirmūnas. Tuoj dar stogą uždengsim. Tai dėl to taip ir kalbė, kad po to tų gapų nebūtų, kur nieks nevyksta. Nes psichologiškai atrodytų, reikėtų labai save versti, kad tau čia kelia sienas, o tu jau galvoji apie santechniką ir apie šviestuvus. Ir žmonių vaizduotė, vieni geba tą projektą perskaityti, nes vėl kalbam šitoj diskusijoje, ko gero, apie žmonės, kurie neužsiema statybom. Mes nekalbam apie didelius vystytojus, mes nekalbam apie profesionalus, kurie tai daro kasdien ir vėl tas mano patarimas, jis čia šiuo atveju orientuotas į tą žmogų neprofesionalą, kuriam reikia to patarimo, jam sunku pamatyti projektą. Mes skaitom iš brėžinių, mums ta vizualizacija kitą kartą ir nereikalinga, o žmogus žiūri tą brėžinį, o kur čia tas mėgamasis? Sunku suprasti. O ten kalbam apie kraniukus, tai projektuotojai, dizaineriai, kaip čia kas, vienam žmogui sunkiau suprasti, tai automatiškai ir projektuotojai kreipia savo veiksmus, tai daro daugiau vizualizacijų. Mato, kad reikia 3D projekto formatai, pasivaikščiojimai po to namą ir visą kitą. Kitamgi to visai nereikia. Kam tą energiją skirti į tuos resursus, tai tiesiog važiuojam pirmin. Tai čia skiriasi, kaip žmogus geba pamatyti, skiriasi, kaip šeimyna priema sprendimus. Vieniem reikia 15 variantų, kiti sako 2-3 mes nesureikšmėm. Tai čia vėl skirtingi žmonės. O kalbant apskritai apie tuos sprendimų priėmimus, kaip tu matai apskritai tą statybų eigą, ne? Kada yra tas momentas, kai mes jau tikrai turime galvoti apie vidaus sprendimus, kaip viskas, kas atrodys. Taigi mes dabar esam pamatų stadijoje mūsų pokalbyje. Dabar. Ko anksčiau, iš tikrųjų, Tam, kad visas projektas jau žinotų, kur krypsta. Ir kaip paminėjau prieš tai,
galimai gal negalim to laipto perlipti. Čia jau konkrečiai, tarkim, jeigu kalbam apie individualų būstą, šeima viduje, negali priimti to sprendimo. Tai viskas. Tai dar ir turi saugaus atstumo, kol pamatai darosi, kol ten namas mūrijasi ar statosi ten nelygų kokia konstrukcija. Bet, kaip sakau, jau kiekvienoje konstrukcijoje galimai ten galėtų eiti vamzdis, laidas, prietaisų skylė ar kažkas. Galim priimti tą sprendimą, žinom tą sprendimą, darom iš karto. Negalim, nežinom, okei, tada jau klasika, tai kaip sakyti, tai ten pasilieka vamzdis sienoje palaidas, po to prie to prieisim. Yra būdai, bet tiesiog patysgi sakinį ir pasakom, po to prieisim. Tai statybininkas už tą prieimą ir kaip ten prieimas 100 eurų. tai ir skaičiuokim, kiek taškų, prie kurių reiks prieiti. Tai tai bandai padėti, tai bandai patart. Vėlgi, čia nelygų dabar koks rangovas atėjo. Čia dar tą pridėkim, kad kai jau darom pamatus, tai vadinasi, įvyko kažkoks konkursas, tarkim, ar žmogus kitas turi savo labai mylimus iš istorijos atsivestus statybininkus. Prašau, viskas tvarkoj. Kitą kartą žmogus eina į tai, kad dirbsim tik tu. Statybos kompanija visam namui. Labai retas atvejis, bet prašau. Kitą kartą sako, gal Tomai, tu ten kokių kontaktų ar patarimų. Pasidalinu. Vėl stengiuosi nerekomenduoti. Esu labai nuo to atsiribojęs, kad tu nepataptum tas statybininkas. Daug darai, bet vis tiek reikia suprasti, kad mes su statytoju, su žmogum, kuris statosi namą, esam drauge. Rangovas statybininkas yra statybininkas ir kiek be padėtum, bet tai yra jo atsakomybė. Jis valdo statybą, jis daro, bet vėl reikia suprasti, kad tas statybininkas tai turi savo grupę darbų, ką jis paėmė ir vargu bau bus taip, kad jis visą namą su baldais padarys. Veikiausiai ne. Tai bus ten arba konstruktyvo grupė, ten pamatai, konstrukcijos, stogas, gal dar ten fasadai, langus kaip taisyklė užsisakinėsi pas langininkus, tai jau kitas rangovas, jau vamzdžius, tarkim, nuotekos, kanalizacija, šildymai, tikėtina gal greičiausiai rinksies specializuotą rangovą, smart, tai yra išmanus namas, vėl, taigi tikėtina imsis specializuotą. Taip. Ir prasideda tas pasirinkimas. Ir klientai pasiema pasiūlymus ir vėl susideda tas kortas ant stalo. Kiek spalvų. Ką čia reiškia? Ir tai, jeigu jie klausia to rangovo, tai kiekvieną savo prekę giria. Taip. Ir čia dar tas gal pagrindinis tas būda laiptas, kur skambino, pradėjau konkursuoti pamatus. Žodžiu, kainos skiriasi trigubai, kaip jie čia gyvena tie statybininkai. Ir tu tiesiog padedi žmogui atsirinkti, kad tai šitoje vietoje žiūri, kad čia visai ne pagal projektą suskaičiuota, ten kartais tarp eilučių sunku ir suprasti, bet pasižiūri, kad čia visai ne pagal projektą, už tai dvigubai pigiau. Čia reiškiasi, žiūri, kad viskas kaip ir okei, šitoje vietoje žiūri, kad brolyti, čia visai kita technologija būdavo, tokie pasiūlymai. Ir ką klientui daryti? Jo, ir ką klientui daryti. Jisgi žiūri, čia parašyta CFA, ką čia reiškia googlint. Tai Tomai, ką reiškia CFA. Tai ir kartais tas rangovui, toks gal pavadinkim, įžulumas, stebina, prasme, yra projektas. Tai giliai visai, kiekiai netie. Aš visą laiką taip darau. Ir tada dar paprotina, kaip sakau, tas gero kaimyno patarimas, kur po to klientą taip išbalansuoja, kur reikia didėti energijos, kad atitaisyti doros kelią. Tai iš esmės buvo konstruktoriai, kurie jau numatė, kaip viskas turi būti. Tai tu investavai pinigus, kad suskaičiuot. Reiškia kaip? Padaromi grunto tyrimai. Paimkim dar tą pamatų liniją. Tai tu gali daryti, kaip kaimynas sakė, arba kaip suprojektavai. Kaip suprojektavai, tikėtina, kad bus geriau, greičiausiai gal ir pigiau. Reiškia, kaimynas sakė, man ten gręžia 2 metrai, bus gerai. Iš kur jis gali žinoti? Gal pas mane sklypė jau visai kitas gruntas, gal ten pas mane kažkoks vanduo, gal čia durpių koks kampas, jis mėgsi tą pamatą, jis prasmeks velniop. Aišku, pastatysi namą, nueis kampas, sužinosi, kad praskridai 10 000 kaip minimum. Tai sakau, bet tas įžulumas, kad yra projektas, kaip turi būti ir mano jau ta oficialioji pareiga turi būti pagal projektą. Ir šitoje vietoje aš jau tikrai tada keliu ranką ir pavadinkim stabdau.
Stabdau situaciją. Tai vat ir norisi stabdyti ne tada, kai jau išgrėžė ir dabar išrauki tos polius, o stabdyti, kai tu matai, kad jau krypsta link to. Tai kažkaip stop. Taip negalima. Kodėl negalima, bet dvigubai pigiau? Nu nes. Aš atsakingas už namo kokybę. Tai negalima. Tai jo, be kažkokios tokios trečios šalies, nešališkos, tai klientas tikrai būtų. Jo, tai va, žmogus sako, kaip čia supras. Nu ir va, tie žingsniai, pamatai, tas pats yra visam namo konstruktyvų, ten jau daugiau interpretacijų. Būna, kad kartais vėl, tai jeigu tas projektas, ten kaip mes vadinom leidiminis, ne, tai ten palikta daug vietos interpretacijai, ten statybos techninis projektas, ne techninis darbo, nedarbo, techninis projektas, leidimui gauti, okei, tinka. O iš ko mes ten mūrėm? Būna taip aiškiai ir neparašyta. Blokeliai. Tai kokie blokeliai? Nu, megapaskaliai tiek. Ir tada vėl prasideda. Visi pasiūlymai, visas range'as, kaip sakyti, ten tam žina tema. Tai iš ko mūryti namą? Čia kalbam kiekvieną projektą. Tai va, kai tų interpretacijų vietų daug, tai reikia pasilikti laiko ir tam sprendimui. Ir tam konkursui. Ir va, čia kaip mes tokį chrestomatinį pavyzdį paėmėm. Pamatų. Tai tas vyksta kiekvienam žingsnį. Pamatai, dėžė, stogas, langai, fasadai, laiptai, kiemas, visas mūsų prieš tai minėtas inžinieringas. Tai čia tikėtina tokių klasikinių atvejų, kad kiekvienoje vietoje yra tas mini konkursėlis ir vėl čia kaip žmonės linkia, vieni daugiau konkursuot, kiti mažiau konkursuot. Ir vėl kitas, jeigu ten tas rangovas bendras yra, tai jis ten aišku jau palengvina tą situaciją. Nu bet vis tiek žmogus, sakau, atsiverčia ir Nu tai va, ir dirbam. Ir svarbiausia tą pasidėti tam grafike ir nusistatyti, kiek laiko skirsim, nes žmogus turi savo gyvenimą, savo verslus, tikėtina rūpesčius ten tame ir jam reikia porcionuotą laiką, jis negali dabar, pasiraitom rankovės, išeik iš darbo, mes čia dabar nuo ryto iki vakaro, galų gale ir aš ne vieną projektą turiu. Tai mes porcionuojam. Ir tas porcionavimas, jis labai palengvina, tas mūsų bendravimas, jis patampa kaip sporto klube. Nori rezultatų, reikia porą kartų per savaitę. Jo, reikia sportuoti, bet ko reikia sportui? Ritmą. Vieną kartą nueisi į metus, efekto nebus. Tai turi būti ritmas, tai va, ir įsijungia tas poreikis ir tame ritme gimsta tvarka. Kad visi čia psichologiškai nusiteikia, kad ten tarkim. Pirmadienio popietė yra mūsų namų klausimas, šeimoje tarkim. Tai jie gyvena savo gyvenimus, daro savo dalykus ir žino, o pirmadienį aš turiu pasiruošti. Ką aš ten turėjau pasiruošti, Tomas primė, santechnika, tiesa. Tai važiuojam šeštadienį, sekmadienį, pažiūrim, jeigu nespėjom ir, ta prasme, tada grįžom. Ir projektuotojas irgi dėkingas, yra atsakymai, yra faina, žmonės padarė savo stefą. Tai tu žmonėms ir padedi įsisprausti save į tokį tą ritmą, rutiną, kad statybos tai yra ne čia smarkiai dirbam 2 dienas ir po to nieko nedarom, o kas savaitę leidai jiems nepaskesti tuose klausimuose. Taip. Kiekvieną savaitę, kažkurią dieną bus tokie klausimai, jie turi būti atsakyti ir žmonės žino, ruošiasi ir taip pat nei jiems per daug, kaip sakyti, nejausti tos frustracijos statybose, šiek tiek psichologiškai būti ramesniais. Ir kita vertus išsiskirstom namų darbais. Visi turim pareigas, visi turim kažką pasidaryti. Tai gerai. Jūs padarysite tą, jūs padarysite projektuotojai, visa komanda. Tame tarpe aš irgi turiu pasižiūrėti, pasiruošti, skirti laiką, grįžti su atsakymais. Ir viskas kažkaip ir yra labai geri pavyzdžiai, objektai, kur tame tarpe ne tik individualūs, bet ir komerciniai biurai, kur žmonės turi savo poreikius pasižiūrėti visą kitą. Tai lygiai taip pat grįžti, tas ritmas labai padeda. Nes viską padarom, tai, kaip kolega sako, daug šviesų, daug garso, bet rezultatas tai yra ritme. Ramiai, pakalbėjom, pasidarėm, čia tu nieko nepraloši, kad pasiemi ten kažkiek ten, arba tas ritmas kartas į savaitę, visiems atrodo ten labai lėtai. Pabandykim, pažiūrėkim, paprastai tu dar nespėjai padaryti savo estafetės per savaitę. Tai čia aš visą savaitę, tai gerai. Tu dabar tik gavai klausimą, rytoj darei savo darbus, nes pas tave ten užsidegė kažkas darbė, tada nuėjai vieną tašką, kitą tašką, žiūrėk, penktadienis, pasitarei su šeima, viskas, pirmadienis, turi rezultatą, darbiškai pritruko dienos. Na taip.
Gerai, tai statybų ritmas, dalykas naudingas. Toliau, kur mes važiuojam toliau? Mes jau išauginom. Mes pamatus pastatėm, auginam namą, pakalbėjom, kad jeigu turim sprendimus, tai statant namą jau žinom ir skylės, jau ir į namą ėjo skylės, vamžiai, laidai ir jau reiškiasi auga tūris. Ir jeigu mūsų inžineringo linija projektavime irgi stumėsi, jau klientui aiškėja, jis jau užeina į tą namą. Ir tą, ką jis ten prieš keletą mėnesių projekte dėliojo, kaip aš ten eisiu koridorium, palauk, kur ten ta šviesa įsijungs, jau gali šeimyna atvažiuoti ir pabandyti. Jau gali su pieštuku ant sienos užsivėti, tai kur čia, čia visai artėja, aš projektą galvau, čia 2 metrus reikia. Čia visai viskas, o kaip tai, čia šviesa automatiškai įsijungs, faina. Va dabar supratau, kodėl faina. Nes tu jau būni prieš tai pagalvojęs apie tai, nes tu kai užeini ir dar nedaręs tų dalykų, vaikštai, ką žinau, kambarys, kas čia kur bus. O tu jau eini dirbi darbą jau tą, kad kaip čia atsakyti taip ar ne, tinka, netinka, jau konkretumas. Tada tikslas uždengs stogą kuo greičiau, tai čia tas jau kuo greičiau, nes reikia išsaugoti namą nuo sumirkimo. Viena iš tokių irgi, pavadinkim, blogų praktikų, kad ten lyja ant to mūro, ten sumirksta tas mūras, tai mūrasgi nebijo. Gerai, čia būna taip, kad dangstykimės stogą, kuo greičiau po plėvelės nelaikykim irgi ten 0,5 metų, nes jinai nyksta. Tai tiesiog čia tas grafikas turi būti pakankamai atsakingai žiūrima, kad, nes statybininkai jų taip nepasikvies, ateik pas mane rytoj. Tai būtent. Ir čia tas dalykas, kad, reiškia, klientas, tai kas yra tas grafikas, greičiau dirbkit. Bet gaunas taip, kad su stogininku sutarties nėra, tai tada taip mandagiai atsisuki klientą ir sakai, kažkaip dėl to sutarties jau reiktų nuspręsti. Tai komandinis dalykas. Tai turėti, pasileisti tuos sprendimus, nes klausia, nuo ko priklauso statybos greitis? Nuo sprendimų priėmimo greičio. Vienareikšmiškai. Čia šitas auksinė mintis. Čia nuo sprendimų priėmimo greičio. Nes, gali tas statybininkas gerai ten, kaip sakyt, raketą, greit, bėg, kur nubėgsim. Nuo čia iki durų. Ir visas rezultatas. Kas toliau? Kas toliau? Kur man sultatį, nežinom. Atbėgau. Tai gerai, aišku, tai būna ten tas toks niuansas, kur visi tie aiškumai yra, lėtai daro. Būna, bet čia retas atvejis, kad tokie jau atominiai klientai, kurio ten viską nusprendė. Yra pavyzdžių, šaunuoliai, bet labiau vienetai, išimtis. Jo, bet labiau išimtis. Taip. Daugiau yra, kad tiesiog susidarom, nuspręskim, važiuokim ir tas grafikas, dėl ko, sakau, svarbu savalaikiškumas, dėl tos pačios kokybės. Išsaugojai namą nuo lietaus, sugebėjai kalbėti, nes pačioj statyboje yra 2 sudėtingiausi darbai. Atrodo, klientui čia sudėtingiausias, tai ten mūryt kažką, ne. Mūryt lengva, pamatus daryti lengva, stogą dengti lengva. Yra 2 dalykai, kuriem, nežinau, kokio išsilavinimo magistro neužtenka, daktaro matyti reikia. Tai yra užsiklot ir išsivalyti. Čia. Tai reikia užsiklot, sumūrėjo iki palangių, užsiklokim. Atrodo, juokinga, bet pasižiūrėkim, kiek pavyzdžių objekte, kur savaitgalį praneša didžiulį lietų. Ten privažiuojam užklotą, neužklotą. Tai, kaip sakyt, greičiau užsiklojam, nes po to tas konstruktyvas įmirksta kiaurai, labai daug įmirksta, vėl čia pridedam greitį, nes mes viską labai gerai organizuojam, mes šaly viską norim daryti greitai. Šlapios mūras, iš vidaus greit tinkuojam, iš išorės greit polistirolą, ten apdailos ir kas atsitinka, jis užsikonservuoja viduje. Po to kažkur šlapia, kažkur kažkas eina, kažkur nieks nematuoja tos drėgmės prieš darant vėl. Tai eini tą liniją ir, kaip sakyt, prie to viso kartais ažiotažo, kur čia viskas greitai vyksta, tai eini tyliai, darai tą darbą, kad matuoji, reguliuoji, kada ir dar geriausia būtų, kad nereiktų matuoti, nes žinai, kad saus. Nes, klientui tai čia be šansų tokius dalykus žinot, kad čia reikia kažkur užsiklot, kad, o ką, statybininkai jiems reikia greitai. Ir kas čia tokio, kad ant plytos truputį, sulijo, o pažiūrėkit, objekte važiuoji, šitam mieste važiuoji, niekas neapklota. Ta prasme, kur jūs matėte daugiabutį ten apklotą. Taip, apdengė, negali sakyti, ten tai tikrai tvarkingų pavyzdžių, bet,
Bet, nu, į taigi nekrypsta akis. Tugi žiūri, kaip greit plyta deda, kaip lygų, nelygų, kaip anksčiau būdavo ta klasika, kur ten gulšiuką pridėjai, kiek dolerių lenda. Tai va, kur esmė. O dabar supranti, kad, nu, ne čia esmė. Esmė tam visam tokiam bendram tvarkingume, technologiškume, tai va, sakau, apsaugoti nuo drėgmių, dengi stogą, išlaikai tas pačias, vėl tą pačią vatą stogo, ar ne, nu, taigi gali sulydyti. Bet po to džiovinsi kiek laiko. Nesužiūrėjai, nu, sudėjo, uždėjo, tai gerai, stogas gražus, o gal šlapia viskas. Tai va tokių paslėptų yra linijų, tokių povandeninių srovių, kurias irgi reikia labai sužiūrėti, nes labai lemia. Bet vėlgi galbūt nutinka statybose tokių dalykų, nu, kad rangovas ten, nu, prasišovė, nu, nepadarė, nu, tai, prakiūro stogas ten. Tai taip, tai atsakau, iš pradžių, nu, tikrai labai stengiamės už tai, nu, nelengvas tas darbas. Žinai, tikrai labai reikia daug galvoti, stengtis, nuspėti, laiku patarti. Nu, kitą kartą ir patsgi, nu, nerobotas būna, kad, nu, žiūri, kad čia jau anksčiau galėjau pasakyti. Įeinam į kažkokį rūpestį, nu ir ką, tada vėl pasiraitojam rankovę, sprendžiam. Mes žiūrim, nu, okei, turim. Rangovas dažnai turi savo poziciją, kodėl jam taip atsitiko, o klientas... Ašgi nekaltas. Bet esmė tokia, kad, nu taip, sprendžiam. Tada vėl emocinis šuolis, bėda, kodėl taip atsitiko, visą kitą, nu gerai. Tai kodėl, kaip čia sakyti, ar kaltą surast, ar problemą išspręsti. Tai davai pirmą, koncentruojamės, sprendžiam dėl kalto, tai, kaip sakyti, sugalvosim, bet išspręsti. Ir tada atsiranda vėl, statyboje labai daug psichologijos ir dramos, nu labai daug. Bėda, iškart va tas, čia ne mano, čia ne aš, čia va jis, čia, žodžiu, man projekte nebuvo, dėl visko kaltas architektas, tai užjaučiu kolegas architektus, nu jiem labai to reikia. Žmonės, taip, aišku, yra ten ir blogų pavyzdžių, bet didžiąją dalim žmonės tikrai ten įdeda labai daug dūšios, visą kitą. Tarkite, paklaus statybininkų, ar būna geras. Aišku, kad nebūna. Tai bet reiškia, viską kaltas, žodžiu, iš karto atsitraukimo. Bet jeigu sugebi nuvairuoti situaciją, kad okei, nu gerai, tvarkoj, dėl kaltų iš šono. Kaip tvarkingai išspręsti, nes atsiranda tas baimė. Reiškia, baimė, kad aš turėsiu taisyti, kad man kainuos, nu, kad aš ten praskridau ant pinigų, kaip jie sako, ne? Ar dar kažką, bet stop, reikia ištaisimą tu gali irgi pakreipti dviem kryptim. Tu gali ištaisyti, kad pavadinkim labiau maskuot situaciją ir tas labai didelė pagunda tai padaryti, nes taip yra paprasta ištaisyti. Paprasta, pigų, greitai. Paprasta, pigų, nieks nepamatys, pragražiai nepamatė, užkišai makrofleksų, tyliai po to pamatys. Bet tai yra didžiulė bėda. Arba rast jėgų ištaisyti normaliai. Netgi komandoj su klientais kartais būna ta pagunda taisyti paprasčiau. Bet jau praktika parodė, aš pats ant savo kailio daug kartų išmokau, nebijoti taisyti iš pagrindų klaidą. Reiškiasi, susitaikėm, radom, pagalvojom, ramiai, nu taip, kažkaip, nu bėga, varva, ten kažkas, nu okei, jau taip įvyko, bet dabar kaip sutvarkyti normaliai. Ir kaip taisyklė, baimės yra daugiau, negu iš tiesų tai sudėtinga ir kainuoja. Nes visiems yra tas taisymo psichologinis laiptas, kaip čia dabar jau viskas padaryti, kaip čia dabar ardysim viską čia. O iš tiesų, atėjo dėdė Jonas, peilių išpjovė ir žiūri, kad čia viso labo buvo kažkokia, nu, ir sutaisė. Ir viskas. Ir tada tas jausmas išsprendus būna iš tikrųjų fainas. Išsprendėm visai komandai. Ne. Ir tada pakyla tas tonusas, kad, nu gerai, turėjom rūpestį, bet nu kas nedirba, tas neklysta. Čia sudėtingi procesai. Čia vėl garantuot, kad ten, nu taip neįmanoma. Visko buvo. Ja, tai ir tavo irgi vaidmuotas su moderuoti situaciją turbūt, ne? Taip, čia toks kaip vadindama, kaip A komanda. Tu važiuojam spręs problemas. Ką? Gerai, tai būna viskiausių situacijų, jos išsisprendė, bet mes grįžtame į savo tą namą, ne? Jau po stogu. Bet aš dabar galvoju, noriu šiek tiek sugrįžti prie inžinierijos projektavimo. Yra toks dalykas, kad yra daugybė projektų,
vienu metu. Tai elektra, interjeras, ten šildymas, vėdinimas, vėsinimas. Ir kiekvienas iš tų inžinierinių daiktų, jie palieka kažkokius savo pėdsakus lubose. Ten kažkokie ortakiai, kažkokie ten daviklių vietos, kažkaip. Ir praktika yra tokia, kad ir mūsų srityje klientai ateina, turi projektas A, B, C, D. Ir jie būna padaryti kartais taip, lyg jie viens apie kitą nežinotų, kad kai tu darai apšvietimą, lyg vėdinimas neegzistuoja, jisai pas juos jo nėra. Gražios lubos, vizualizacija, viskas švaru, gražu. Tada ateina daryti ten kokį vėdinimą savo, ten ortakį pristato ir bendroji sumoji gaunasi tokie mišrainė. O vėdintojai apsimoka nežinoti istorijos ir aš va ten. Aš pirmas žodžiu, aš teisus. Kaip tu įsivaizduoji, kaip žmogui, kuris galbūt, jam netaip pasisekė, jis turi tą popierinį techninį prižiūrėtoją, kuris sako, sprendimas geras, veiks, oro bus. Ne, tai kaip tu padėtum tam žmogui jau pačiam matyti, kad jisai galbūt jau lenda čia kažkur, tai ne viskas bus gerai. Tai yra tokių, mes kaip sakom, yra klausimų killerių, arba kaip sakyt, kaip vienu sakiniu gali pasakyti labai daug, arba vienu veiksmu išspręsti labai, labai daug. Būna, žinai, lakoniška situacija. A kokios kokybės tau apdailos reikia? Nu, kaip vienu sakiniu atsakyti. Ten daug kriterijų, ne? Taip, bet yra toks vienas sakinys. Man, kad plintusai kaip styga. Liaudiškai, ne, bet tam, kad tai padaryti, tai turi be galo būti lygios grindys, be galo būti lygios sienos, be galo gerai įsidėti durys ir visą kitą ir užsidėjo ir tik tada jie kaip styga. Tai šitoj tavo paklaustoj situacijoje irgi turi tokį killerį, kad visų dalių lubų plano reikia. Visų dalių. Jo, visų dalių. Tai reiškia, būna ta architektūroje ta situacija būna, arba interjero dizaine. Čia vienas iš dviejų. Jeigu architektas yra sutartis, kad jis lenda į vidų ir davedinėja visą vidų, arba jau prisijungia interjero dizaineris, man lubų plano. Ir kažkada tam grafike jau pasidedi į tai, čia tas toks būna, nes lubose ypač daug to. Sienose taip, grindyse taip, bet lubose ypač tavo minėti vėdinimo dalykai, vėsinimo dalykai, apšvietimo dalykai, apšvietimo valdymo, jeigu kalbam apie išmanius namus, viskas turi dėrėti tarpusavį ir galiausiai užsibaigti kažkokio dizaino, nes kitaip kaip pats minėjai. Čia tas lygus tavo plintus. Taip, tai sakau, tai tada tam lubų plane ir kai tu tai pradedi daryti, tiesiog atsistoji tą, kad tam, kad mes pajudėtume, reikia ir tada natūraliai toj visoj projektavimo ir klientų komandoj kyla klausimai, o tai čia dar to reikia, čia dar to. Ir tada, aišku, jeigu toj situacijoje jau dalyvauja potencialiai arba specializuoti projektuotojai, arba potencialūs rangovai su projektavimu ir jie, kaip sakai, ateina kiekvienas iš savo intereso pusės, tai yra projekto vadovas. Projekto vadovas ne statybos, o projekto. Ne? Ar tai būtų tas minėtas architektas ar dizaineris. Ir jisai susideda tos vadinamus sluoksnius. Tai yra vėdinimo dalis, šviestuvų dalis, elektros dalis, valdymo dalis, vėsinimo sudeda į krūvą ir žiūri, kad pauk, tai difuzorius eina ant šviestuvo. Kažkas ne taip, reikia stumti, o kur stumti ir šitoj vietoj susivaldo. Nes tai čia irgi yra taip, nėra viskas turbūt labai paprasta, nes vėdinimo kanalai turi būti turbūt pagal technologiją tam tikrose vietose jau yra kažkoks tais apribojimas ir visą tą. Tai ir šitoj vietoj gaunasi, kad reikia, kad visi padirbtų kartu. Nenori to daryti, laiko gaišatis, nepatogu, čia kaip taisyt. Greitai ar iš esmės? Norisi greitai, nes aš įsivertinau konkursą, laimėjau 100 eurų už projektavimą, aš sakęs. 3 dieną kalbu. Tai bet jeigu statai tvarkingą namą, reiks pagalvoti. Ir tas projektavime būna daug vietų, kur toks įtampa kyla, kad čia neturim laiko. Bet aš kažkaip klientui visai rekomenduoju, kad tai šitoje vietoje tada, kaip sakyti, ramiai, turėsim rast laiko. Pagalvosim, sutarsim, projektuotojai, visi projektuotojai kažkaip sukviest. Tas susikalbėjimo faktorius vienas iš slidžių, kad visi dabar dar ir gerų dalykų išmokom karantinę ir tuo pačiu ir pripratom. Kam susitikti?
nešiuolaikiška, taigi va, mailų parašiai. Ok, viskas tvarkoj, bet kai kuriuose dalykuose nesusikalbėjime įvyksta labai daug klaidų. Tiesiog trumpam sueikim, tebūnie virtualiai, gerai, tai susijungiam į bendrą, bet pasikalba, kartais tam pokalbį atrodo, dabar aš tą valandą sugaišiu čia kalbėti, bet 1 valanda bendros kalbos išgaudo, ant skaičiaus galim paskaičiuoti, kiek tokių punktų, kur kas ant ko užlipa, kas, palauk, čia mano laidas, čia mano vamzdis. Vieną tokį padarai, išsigaudimą, viskas pasileidžia. Nepadarai, neišeina, visi atsistoja poziciją, neturiu kada, kaip taisyklė, darant, išlys kažkas. Ir tada galvoju jau, kaip sakyti, jau tas pats dėdė Jonas su laidu stovi, o dėdė Vytas su vamzdžiu ir svarbiausia, nugarom susirėmęs, irgi chrestomatinis atvejis, objektas stovėjęs 2 nugarom susirėmę, bet viens kito nepaklaus. Vienas skambint savo vadovui, kitas savo. Ir aš tam durniui nedarysiu. Tai jeigu tas dalykas būna, reiškia, išspręstas jau tam normalioj stadijai, tai belieka tik patikrinti, ar viskas tvarkoja. Tai iš esmės techniškai, jeigu mes turim A, B, C, D projektus, tai mes ką? Juos duodam, kad ir dizaineriui arba architektui, yra tie mano sluoksniai, ne? Ir, kaip tiesiog techniškai... Gal pavadinkim taip, kad jie nebūna iš karto baigti. Taip. Jie būna uždėti kaip siūlymas draftas, tada vadovaujantis projektui dizaineris arba architektas asmuo tikėtina susirenka, nes jam rūpi sudėliot, kaip jie dera architektūriškai tarpusavį ir jisai sudeda į visus sluoksnius į vieną, ten nelygų kokia programa, ar ten FC modelis, ar AutoCAD'as, kur dabar jau truputį nueina nuo mados. Sudeda, pasižiūri, tinka, netinka, ir jeigu vyksta stumdymas, vėl su kiekvienu pasišnekam, o ar gerai, kad mes stumėm. Nes, be pigų ten difuzorius, man negražu prie lango, stumsiu virš lovos. Stop, pūs į galvą. Tai tada, tai tie savo jau sritis atstovaujantis projektuotojai, jie susidėlioja ir tas, čia kaip Seime, tikėtina, diskusijoje gimsta tiesa. Ir tada jau tas patvirtintas dalykas, jis jau to pačiu klientas turi savo nuomonę, o man nepatinka tiesiog. Gerai, ieškom. Tiesiog ne iš pirmo karto gaunasi, tai tada tas projektavimo procesas, o čia šitoje vietoje tada ir vėl ta diskusija, apie ką čia tada dar papasakoju klientui, apie ką, tai čia... Dar reikia ir suprasti, kad kažkas techniškai paaiškintų. Taip. Tai reiškia ir tada jau gimsta suderinta visuma ir tada kiekviena iš dalių jau turi, pavadinkim, jau tą galutinį savo dalies projektą, pagal kurį galų galę skaičiuoja kainą, daro darbus. Tai galų galėjo, viskas turi susivesti į vieną gražų vaizdą. Nes šitoj vietoj dar įsipina ir pati apdaila. Reiškia, čia visi tie inžinieriai sėdėjo ir galvojo vamzdį laidą, bet tas pats architektas ar interjero dizaineris galvoja, bet pas mane dar tenai yra kokios nors ten kabomos medinės tašelių lubos. O kaip tai išspręsti? Ir tada, visi šito, ant tokių dar nedarėm. Reiškia, taip. Nes dar turi dėrėti ir tos medžiagos, o tos medžiagos dar tada klientas. Pala, o kiek kainuos? Tokių dar Lietuvoje nedarėm. Ir vėl. Jo, ir tada vėl ratelis. Ne, gal visgi nedarom. Tai grįžtam prie seno gero gipskartonio. Tai net ir taip klausant, neskamba viskas labai taip paprastai ir lengvai. Čia velnės daug darbo. Taip. Iš tikrųjų daug. Ir turbūt reiktų išsklaidyti tą mitą tie, kurie galvoja, čia namą pastatysiu, pasamdysiu, čia tam duosiu, jie man čia padarys, viskas bus labai easy. Įmanomi keli variantai. Vienas variantas, kai žmonės dalyvauja, turiu omeny, šeimininkai, dalyvauja, gilinasi, čia gal kaip automobiliai perki, ne? Tai vienas žmogus sako, aš noriu pajausti, noriu pabandyti, noriu įsigilinti, pagalvoti, ko man reikia, o kitas man tiesiog automobilio už 35 000. Tai ir su namu taip pat, jeigu tau tie sprendimai, jeigu tie medžiagų pasirinkimai yra ne tiek ypač svarbus, tai yra tai įgalioji visus įgaliojimus architektui, dizaineriui, kuris parinks už tave, kuris nuspręs pirmin. Bet tai bus jo siūlomi. Tikėtina, kad pabaigoje tu gal susidursi su kažkokiu
parinkimu, kuris tau nelabai patinka, bet bus jau šaukštai po pietų. Tai aš sakyčiau, kad geresnis rezultatas, ypač jeigu tai yra savo statomas, savo šeimai statomas namas, kuo tai skiriasi nuo verslo objekto, kad, versle, ten raudonas ar geltonas elementas, tarkim. O namie tas labai intimu, tai to dalyvavimo reikia. Tai vėl tuomet grįžtų į mūsų namą su sienam, su langais ir jau su parengtu inžinieriniu, suderintu inžinieriniu. Ir atsiranda, ir namo statyba atsiduria į tą stadiją, kai visko vyksta daug. Ir vėl toks įdomus atvejis, kad kai statosi namo pamatai, ar ten ta vadinama dėžė, tai iš principo darbų savo prasme yra mažai, bet dėmesio ir klientam viskas nauja, kaip čia ta plyta mūrėsi, čia viskas. Ir galvoju, palaukit, ateisim į tą stadiją, kai, reiškia, bus visko labai daug, ir laidai, ir vamžiai, ir ten tos dalinės apdailos dalys, tinkas, grindys, viskas turi kartu vykti sluoksniuose. Bet būna jau visa komanda adaptavusis ir jau tas tiek nebetrikdo. Važiuoji, čia būna tų mašinų ten, kaip prekybos centro aikšteliai. Visko vyksta daug, bet vėlgi, jeigu tie namų darbai padaryti gerai, tai ten tie einamieji klausimai, ten kas po ko, kas kada, tada susistyguojam, bet tada visko vyksta daug, vedžiojasi visi laidai, vamžiai, kaip ir minėjau, turi būti eiliškumas, kas po ko, ir vėl tada rangovas, būna, kad man tai patogiau, ir tada vėl atsistoja tą situaciją, ar sutiksim su tuo, kaip tau patogiau, ar sutiksim su tuo, kaip visgi klientui geriau. Nedaryk ir reiškia, būna iš karto tada toks jau, nedaryk, čia tau nereikia. O kodėl? Už tai, kad tau reiks antrą kartą atvažiuoti, ne? Taip. Tai tada su klientu pasišnekam, gal visgi tegul jis geriau atvažiuoja. Nes, tiesiog man galutiniam rezultate bus lankščiau. Tai tokių yra situacijų, kur labai reikia laiku žaibiškai sureaguoti. Tai padedi. Vėlgi, atsistojęs į kliento pusę, kartais... Taip, ar čia... Nes atrodo, kad statybininkas šneka čia ir dabar ir atrodo įtikinami jo argumentai, bet yra jo argumentai ir nėra, kas galėtų juos oponuoti. Ir jokių būdų aš nenorėčiau pasakyti, iš tikrųjų, iš statybininkų, iš rangovų yra labai šaunių daug pasiūlymų, labai daug racionalizacijų, labai daug tų, kur bendrom jėgom, tikrai. Bet būna ir tokių, kur vis tiek, esmė yra kokia rangovas, statybininkas, tai jo tikslas yra uždirbti. Tai ką įdėsi, kiek laiko įdėsi, jis visur bando kažkur susižiūrėti, kad nepradirbtų. Tai ir kartais tai kertasi su jau galutinio vartotojo interesu. Jam ne tiek svarbu, kiek valandų jis ten, jeigu kaina jau lap yra tvarkingai sudėrėta, tai kaip ir ne mano rūpestis, jeigu ten turi 2 varžtus įsukti, tai įsuksi 2, ne vieną. Taip, tai tai čia visi dabar zuja, viską daro, susidėlioja, sienas. Užtinkavom sienas, užbetonavom grindis, klasikinį atvejį, imam ten ne kažkokį ten aukštinkojam namą, užbetonuotos grindys, ištinkuotos sienos, prasideda apdaila, tos pačios gipskartonio lubos, viskas krypsta link dažymo, link pasirinkimo ir vėlgi. Medžiagas žinom, storiai aiškus, kokios durys, o kokios durys, tai jau viskas, sienos tam paruoštos, viskas pažiūrėta, važiuoja ir atsiranda tas toks labai labai svarbus grafike momentas nudažytos sienos. Čia irgi klasikinis pavyzdys. Iki tol yra tokie purvinesni procesai, o po nudažytų, pavadinkim, paviršių lubos sienos ateina jau tas švaresnių darbų etapas. Tai yra grindų montavimas, durų montavimas, jau tų paskutiniųjų elementų, rozečių, jungiklių, šviestuvų, valdymo dalykų, santechninių prietaisų, jau tie dalykai, kurie buvo laiku parinkti, sugalvoti, patinkinės dalys sudėtos laiku vietoj, belieka tik užnert. Ir vėl tada, tai užnerimas yra žiauriai easy. Atėjai, sumontavai ir išėjai. O būna tas atvejis, kad pastumt reiktų. Nes kažkaip dabar čia baldusgi dabar pradėjom projektuoti, šakės nelenda. Tai vėl sakau, savalaikio sprendimo prieimimo, savalaikio
to veiksmo įdėjimo į projektą ir po to į sutartį ir po to į tą jau sieną nauda. Tai kaip pagalvojam, jeigu žmogus galvoja, reikia statyti ekonomiškai, taupiai, tai turbūt tas taupumas įdėtą darbą projektavimo metu, jisai būtų ta reali finansinė apčiuopiama nauda, jinai yra ne dabar, bet jinai ateityje sutaupo daug. Tai grįžkim, ką pasakėm. Popierius pigiausia statybinė medžiaga. Taip. Norisi pabrėžti tą mintį, nes tikrai manau, kad psichologiškai statybų pradžioje skirti laiko, galvojant apie galutinį apdailą ir galutinį rezultatą, tai čia kaip smegenys turi pasisukti tokiu kampu. Ir dar, sakykime, vėlgi atsistojus į mano kaip statybos techninio prižiūrėtojo oficialią poziciją. Tai oficialiai aš turiu patikrinti, ar rezultatas atitinka projektą. Tai kaip aš patikrinsiu, jeigu nėra projekto? tai sako, ar čia gerai, o kaip turi būti? Ir tu gali iš bendros savo praktikos, bet ne taip turi būti. Gerai, tai mes ką? Pastūmėm, pasidarėm, sumontavom. Taip, sudėjom apdailą viduj, sudėjom grindis, duris, uždažyta, viskas, lempos sumontuotos ir... Ar yra kažkas tame jau to vidiniam procese, jau kai mes esam pastato viduje, kažkokie sprendimai, kur žmonės pakiša patys savo koją ir nepagalvoja, prasileidžia. Nežinau, kokį dabar paminėt, gal kartais aš sutinku tokį atvejį, kai pametamas balansas pasirinkimų. Kaip minėjai, ar ten ekonominis namukas, ar vidutinis, ar jau vipinis ten jau rimtas projektas. Ir kartais, suprantam, kad formuojasi, tarkim, vidutinis. Ir tam vidutiniam kai kurie sprendimai jau ar pasirinkimai bandomi imti labai iš brangios eilutės, o kai kurie iš labai pigios. Taip kartais nukrypsta, kad tas dalykas žmogui yra labai neprioritetas ir jis ten tos, tarkim, kam dabar, kam tas išmanus namas? Kam jo reikia? Yra jungiklis, jungsiu, viskas bus gerai ir atrodo kaip. Ir jeigu žmogus tuo tikras, yra labai daug pavyzdžių, kuris tuo buvo visada tikras ir niekada negrįžta prie to klausimų. Ir ten fantastiški namai, viskas tvarkoja. Bet būna, kad tu supranti, kad jam tas labai svarbu ir matai, kad jis to labai norėtų, bet jis savo neleidžia, neprileidžia tos minties ir padaro. Tarkim, šviestuvas labai brangus, superinis dizaino ir tuo pačiu inžinerinis kūrinys, ten su kokiais nors stikliniais lęšiais, japoniškas, fantastika, o valdymas yra... ten kokio nors pigaus kinietiško gamintojo ten žiežirbuojantis jungiklis. Tiesiog nedera. Nes šviestuvo kaina, rezultatas rezultatas netirpo kainos. Ir tiesiog, supratau. Tai, žodžiu, būna tokių, kad žmonės praranda. Arba kažkoks pasirinkimas, kur taip idėjų ir kaip šaukštas deguto. Atrodo, taip viskas gražiai klostėsi ir vėl, tas šviestuvo pavyzdys, kad reiškia. Ir pakabinam dabar ten iš turgaus šviestuvus. Žiauriai gerai sutaupėm, bet įjungia į šviesą ir išjungit šviesą. Tai jau buvo tokia situacija, kad privertė klientą persigalvot. Tai kaip sakyt, gali būti, kad jam taip yra labai gerai. Tai tiesiog tu pasilieki su savo nuomonė ir nuo to namas neblogesnis. Bet būna, kad klientai ir patys apsigalvoja ir tiesiog, keičiam. Čia kaip apie tą ištaisimą. Ištaisysim paprastai, ar ištaisysim iš esmės. Aš jau nupirkom šviestuvą. Tai bet, būtent, nupirkom šviestuvą, kur nors įdėsim ir tu supranti, kad jis niekur net į sandėliuką netelpa. Ir supranti, tai padaryk gerą darbą, padovanok draugui, nusipirk ir tiesiog išsisprendė. Ir vėl po to grįžtam su šypsena, kad buvo. Išsprendėm, įrašysim istoriją.
Tai kas dar yra svarbaus, verto paminėti? Mes, žodžiu, tai jeigu jau šviestuvus pasikabino, vadinasi, sienos nudažytos, viskas gražu, tvarkinga, ar čia dar gali būti kažkokių... Dvi pagrindinės stadijos. Tai viena stadija yra, kaip mes kalbėjom tam grafike, nepavėluot pradėti apie kažką kalbėti. Tai jau, kai yra va šita stadija, mums reikia nepamiršti, kad apie baldus jau turim būti pradėję galvoti anksčiau, nes kai jau viskas dedasi, ir kaip aš minėjau, ta labai svarbi data, tai ten nudažytos lubos sienos ir viskas jau montuojasi, tai galimi du scenarijai. Arba apie baldus tik pradedam galvoti, tai reiškia, kad bus labai didelis laiko tarpas, kol nieks nevyks, nes jau apdaila baigėsi, o baldai dar galvojasi, tai reiškia, lauksim, kol vėliau jisai baldininkas ateis, sudės, sumontuos ir tik tada pasibaigs kažkas iš statybinės dalies, pavyzdžiui, santechnika, kuris statosi ant baldo, praustuvai ar maišytuvai, arba tie patys jungikliai, šviestuvai, kurie galimai ant kažkokios baldinės sienelės turi sudėti. Tai kada sugrįžti tie rangovai, kai baigsis baldai. Kiek ten klasikinis terminas? 3 mėnesiai. Pradėjom galvoti pabaigoje, tai 3 mėnesius pauzė, vėl apie tą greitį. Bėkim ir sustojom. 3 mėnesius nieks nevyksta. Tada statybininkai, tai kur čia lėkiam? Tai va tas savalaikiškumas. Baldų proceso paleidimo reikia prisiminti, kad baldų projektavimas, visa sudėtis, tai yra pakankamai ilgas procesas, nes ten yra labai daug ergonomikos klausimų, labai daug tokių, pavadinkim, intymių detalių, kiek kas ko turi namie, vienas su 3 marškinėliais, kitas turi visą garderobinę, visą darbužių didžiulę spintą, ir ten reikia viską sudėlioti pagal turimus dalykus ir tada namuose gimsta ta tokia estetika, kad, kaip sakyt, tavo dulkių siurblių yra garažas, yra spinto vieta, arba tavo ten krepšinio taurių kolekcija yra pagarbi lentyna. Tai tas savalaikiškas baldų projekto paleidimas. O tai kada jį reikėtų pasileisti? Kada aš jau galiu pasiimti, atsivesti? Tai galvojam taip, baldininkas gali matuotis tada, kai yra nudažytos sienos. Vadinasi, tu turi atidėti projektavimo ir galvojimo laiką, vėl grįžtų, o kaip greit mes priimam sprendimus. Viena šeimyna priims per 2 savaitės, vieni per 2 mėnesius. Tai žinant tai, kaip mums sekasi, tiek ir atitrauk, jau turi pajausti tą momentą, kad jau turim pradėti kalbėti ir vėl tu gali kalbėti su baldininku pradėti tik tada, kai tavo interjero projektas pakankamai pasistumės. Nes jisai paklausė, tai gerai, o tai kokių jums reikia baldų? Nežinom. Tai nei namo, nei projekto. Vadinasi, negalim apie tai kalbėti, bet jeigu projektas stumėsi, ir namo eiga, tai vadinasi, mes galim jau iš projekto spręsti, kiek mums ko reikia, kokie medžiagiškumai, jeigu pas mus kiti dalykai, kad baldas nebūtų iš vienos operos, o interjeras iš kitos, tarsi į svečius paskolintas, tai jeigu ten mes kalbam dar apie kažkokį gražų interjerą, kuris ten nuraus bent 2 medalius kaip minimum, tai reikia dirbti iš anksto ir tas medžiagas jau derinti jau skaičiavimo, jau projektavimo eigoj. Ir po to reiškia, kaip jau gali jau turi sienas nudažytas ir gali matot, gerai padirbėta, plius minus viskas aišku, tie baldininkai nusilazeriavo, išsimatavo, netrukus pasiūlymas, mini konkursas ar kažkaip pasižiūrim, paleidžiam, viskas, baldai pasileido. Kol ten dedasi grindys, durys, kažkas, jau baldai ten gręžiasi, viskas pjaunasi, susimontuoja vienu metu ir vėlgi, visos inžinerinės dalys gali pasibaigti. Vadinasi, susidėjo baldas, užsidėjo, nebuvo jokio gepo. Nėra tų 3 mėnesių prastovos ar kažko. Tai aš už tai norėjau pasakyti. Tai yra vienas iš tų 2 svarbių dalykų, apie ką mes šitam name dar nepastebėjom. Tai baldai labai svarbi dalis. Tiek savo ergonomika, tiek tai, kiek jie tam naudos atneša ir tos estetikos, ir tiek ir kainai. Brangi namo dalis, kur kartais vėl kvestionuoja, tu techninė priežiūra, ko tu tais baldais rūpinėsi? Bet čia yra namo dalis. Mes negalim baigti inžineringo be baldų. Kiti sako, tai baldai, paliktų tą žmogų, ne, tai mes kalbam apie namą, tai namą, ar ten namą plytų krūvą. Tai baldai. Tai iš esmės, kai aš pradedu galvoti apie baldus, reikia turėti omeny, kad jie pas mane bus, kaip aš greitai priiminėsiu sprendimus, po 3 mėnesių. Taip. Čia vėl
priklauso nuo rinkos, čia va, mesgi tokių linksmųjų tai vis kalnelių tiek turėjo, bet egzistuoja grubiai pasakius, taip, visą laiką. Tai, nes žmonės jau mato, čia aš dažau sienas, jis jau galvoja, čia įstoji gyventi po 3 ar 2 savaičių. Jeigu nepradėjai galvoti, tai dar tikėtina, kad ir po 6 mėnesių turėsi, bet jeigu esi jau pagalvojęs, tai po 3. Čia tokie neblogi spastai, ne? Taip. Psichologiniai. Taip. Atrodo, kad jau čia viskas gatava, o dar... Aš šitoje balininkų draugelių paskambinsiu, žiūrėk, kažkur nekelia ragelį, o parašė užimtas. Ir neperskambina. Jo. Ir paminėkim dar vieną svarbę dalį, kur yra irgi toks tam tikri spastai. Negali išbandyti fiziškai savo tos ilgai galvotos, ilgai projektuotos, visaip kaip išlaikytos, išmastytos inžinerinės viso namo sistemos, kaip taisyklė, kol nebaigti baldai. Nes tas praustuvas ir tas maišytuvas užsimontavo tik po baldo. Nes toks sprendimas. Atsukai ir pajautėjai. Pirmą kartą pajautėjai, nes visa kita iki šiol buvo projekte. Mes galim, kaip techninė priežiūra, galiu atlikti begalės bandymų, slėginius ten išbandyti, bėga, nebėga, viskas. Bet kada pirmą kartą pajausi? Tai kai išbandysi. Ir po to atsitinka dar tas toks grafike irgi momentas, kad reikia palikti laiko visų inžinerinių sistemų paleidimui suderinimui, kaip anksčiau vadindavo, paleidimo derinimo darbai. Ten mažytė eilutė, 100 eurų. Bet iš principo, jeigu nori komforto, precizikos, pavadinkim, jausti arba nejausti kaip vėdinime, ar ne, nes norėtų, kad pučia, reiškia vėdina. Taip neturėtų būti. Reiškia kiekviena iš tų sistemų, šildymas, vėdinimas, vėsinimas, vandentiekis, nuotekos, elektra, ryšiai, silpnos srovės, automatika. Kiekvienas iš jų turi praeiti tą reguliavimo etapą, kas labai dažnai rangovui atrodo, tai prijungiau ant prailgintuvo veikia, ne? Aš turiu pabandyti, kaip veikia ir čia atsiranda tas vėl iš mano tokių gal siūlomų ir mėgiamų procedūrų, dabar viską bandysi. Sunerime visi, o ko tu čia dar nori išbandyti, ar kaip veikia. 2 metus dirbom, darėm, projektavom, statėm, tai kažkaip noriu pajaust, tai čia, tai ką, tai taip ir būna, eini į dušą ir lauki vandens 10 minučių. Cirkuliacija netaip sureguliuota. Viskas yra, reikia pareguliuoti. Fine tuningas. Apšvietimas. Daug idėjom, daug projektavom, bet vakare ateinu pavargęs po darbų, erzina mane ta lempa. Tai gerai, jeigu smart namas. Tai gerai, jeigu ten gali pasidėmirioti, bet ir vėl tau reiks pakviestą specialistą, tikėtina kažką pergalvoti, perkortuoti. Pasilikim tą laiką. Jeigu mes žinosim grafike, kad reikia jo. Ir kaip sakyti, nedarysim tų įkurtuvių, taip tik virtuvę sudėjo ir jau pasilikim tą laiką, susireguliuokim, pasitikrinkim, tas įsikraustimas, tas užėjimas jau namo, tas, pavadinkim, atidarimas tos įkurtuvės, jos turi būti po generalinės repeticijos. Bet, iš mūsų patirties, tai klientas statosi namą, jau čia būtas, tuoj turi būti parduotas, jau ten dar vos ne sieną dažo, jau jisai su lagaminais važiuoja ir tada tas derinimas jisai vis tiek būna, nori to ar nenori, nes mažai kas padaro, kad veikia viskas idealiai iš pirmo karto. Tada jau klientas namie blynus kepa, o ten jam ortakį reguliuoja, kondicionierių įjungia. Mes kalbam apie patarimą, ar ne? Ar mūsų paklauso? Jau čia jų reikalas. Bet mes kalbam apie patarimą, kurį mes galim. Taip. Patarti. Tas namas gali, jeigu gerai repeticiją padarėjai, viską pasitikrinom, davėm laiko rangovam, kad galbūt jie nelabai patenkinti, kad jiems teko čia viską sureguliuoti. Davėm laiko. Bet jie nelipo tau per galvą, kai tu ryte atsikeli, eini į darbą, valaisi dantis ir, labą dieną, vėl visi kartu, kaip sakyt, mes čia viską sukam, jungiam. Kartais tai būna. Bet vėl, tu gali, jeigu gali pakreipti, tai pats sprendi, ar tu užduosi tokį toną, kad tu negali palaukti, ar tu, kaip sakyt, gal aišku, motyvuosi, nes būna kiek atleisi, tiek ir vėluos, bet vis tiek, kaip sakyt, bet pats nusikreipi savo šeimos planą, galimybę tai padaryti. Ir tu žeini tos fainus namus, nes vėl kalbant apie tos šio laikinius dalykus, atėjai, viskas nušvito, man tai yra fantastika tas momentas, aš
mėgaujuosi, ateini šitiek darbo įdėta ir ten tikrai žiūri stovi. Wow, va čia faina, nu pasidžiaugti. Bet ir klientui turbūt, ne, toks geras patarimas, kad namas, kuris yra pilnai išbaigtas, jisai gali būti, žinai, kaip naujas telefonas, kurį tu darai. Tai va ta patirtis, tas tenais, ir kvapas. To statybo yra mažai. Tai aš sakau, mes galim tą pasidaryti. Tu va paminėjai telefoną. O kiek telefonas kainuoja? Tai o kiek namas kainuoja? Tai ir žodžiu, tu va tuo devaisų džiaugiesi ir va atskiri tam laiko. Tu pasidarėjai projektą, wow, gyvenimo projektą ir tu nepasilieki išpakavimas, ta prasme aš. Tai reikia taip susistiguoti, kad tu galėtum to pasidžiaugti. Reikia įkurtuvių, ta prasme ne dėl to, kad čia duoklė sau. Pasidžiaugti. Juostelės perkirpimas. Būtent tas perkirpimas ne ten televizijai ir, kaip sakyt, spaudai sau, šeimai. Va, kaip pasidarėm, pasidžiaugim. Ir kad tą padaryti, tai reikia išlaikyti tą procesą. Kaip tu pasidžiaugsi, nusipirkai naują mašiną, kaip faina, neužsiveda. Ir čia statybose yra dar tas niuansas, ta blogoji pusė, kad automobilį, kadangi automobilis dažniausiai yra kartotinis projektas, tai jį kai pirmą kartą suprojektavo, tai ten belekai bandė su lipdukais užklijuotais. Namas, kiekvienas namas iš esmės tai yra vienetinis produktas. Ir dar kai kalbam apie tuos aukštesnio lygio namus, jie tikrai yra custom made. Kiekvienas iš jų yra, nėra dviejų vienodų. Ir atsiranda tas, jeigu tu vienetinį automobilį tik savo, ar ne, kuri tai, tai neturi iteracijų. Išeina, kad išbandyt ir tas niuansas, kad mašina jau prieš tave būna daug kartų ten bandyta ir jau tas kartotinis modelis irgi jau pervažiuota su juo ten bandomoje aikšteliai. O į namą klientas užeina pirmas, į dušą klientas užeina pirmas, šildymą basas kojom ten pajaučia gal pirmas ten, kadangi viskas norima išlaikyti higieniškai, kaip sakyt, statybininkas nepamiega tavo naujam čiužiny, kad pasakytų, ar tikrai geras. Tai va, ir tu, kadangi toks patampi bandytojų, tai sakau, pasilikti tą laiką pasileidimui. Patarimas. O tavo, ką šį pasakau tos pavyzdžius, tai čia iš realių, kur iš tų 5 metų, tai čia praeitos savaitės įvykis, kur manęs ten labai paprašė kolegė viena. Ten žmonės statosi, sako, Tomai, labai reikia, kad nuvažiuotum ten. Nuvažiuok, pasižiūrėk. Tai laiko, tikrai nėra, žinai, bet, kažkas, reikia, žinai, įsiterpi, žinai, kalendorių, žinai, pasiūlai žmogui. Ten. O tik tada, ar man čia reikia, žinai, ta prasme, kokie kainuoja, simboliškai, žinai, tiesiog ten keli šimtai eurų, žinai, tik dėl to, kad kolegijai padėt, žinai, ta prasme, nes matau, kad ten nuvažiuoju gelbėk ten žmonės. Ir ką, ir atvažiuoju, žinai, kur neklausai, nėra labai blogai, bet visur, ta prasme, ta psichologinė linija, ten tokia viduje drama, vyras su žmona, abu objekte. Pirmą kartą ateinu pas klientą, kur paprastai pasitinka, viską pasiruošęs, tuoj prieisiu, ką jis ten daro, kažkokius kibirus nešioja, tai kažką pila žmogus. Pagal išsilavinimą suprantu, kad teisininkai, ar ne, ir man tiesiog, žinai, tokia svetima gėda, kas čia vyksta, ką čia kas daro, klientas su viedrais vaikšto, ten iš drėkintuvo bėga, ten kažką, ten jisai, žinai, galvoju, čia pas jūs vyksta. Ir galvoju, tiesiog nuo ko čia pradėti patarti, iš vis, žinai, aš kažkaip tą namą ateinu, tai bent jau peržiūrėti, perpurtyti, kas čia kur, sakau, ten pamatuoju, ten pamatuose, tas rangovai tokie, išpildomosios nepamenu, nėra, ten pirmą aukštą statė gruzinai, antrą armėnai. Žinai, ir tu supranti, kad čia galai nesueina, kad čia tarpusavy yra ten, žinai, sandarumo. Ir žiūri, kad tikrai sandarumo problema, dėl to, kad, žinai, gruzinas mūrijo, baigiau, kai baigiau ten, žinai, armėnas pratęsiau, kai pratęsiau, langai dėjo, žodžiu, paviršius nebuvo paruoštas, gal ten kam ir sakė, bet ten niekas negirdėjo, langų plėvelės ten, ta prasme, žinai, nėra prie ko priklijuoti. Atėjo fasadininkas, taip kaip stovėjo, tai priklijavo, nes jam jau reikia daryti savo darbą, dar čia lauks langininko, žinai, tai škojos priklijavo maždaug ten atėjo ir po to jau tam visam procese pasijungia kažkoks padaresnis, iš tų rangovų, kur nori tą, kaip sakyt, gal nuoširdžiai padėti, ne, ir sako, čia pas jūs, va čia blogai, ir šeimina, pas mus čia viskas blogai. Reikia, kad kažkas ateitų, pasakytų, kaip gerai padaryti, ateini. Bet po to identifikuoju, kas blogai, tai bandai irgi toje vietoje irgi pačiam nurimti, žiūrėjau,
Ir taip, stop, tai kur esmė? Nu, esmė, nu tai va, tai bandai susikaupis, sakau, reikia poros dienų kažkaip susėdi, surašai bent jau tokį patarimus, ne, kur, nu, jau turim, kaip turim, bet kaip išsitaisyti. Sakau, kaip čia jums sekasi, kaip... Tai va, 5 metai, sako. 5 metai. 5 metai? Užstinkuota siena. Wow, ta prasme, stipru. Tai, žinai, ir dabar, šiaip, kaip čia pasakyti, nieko čia jokingo, bet, nu, tu pagalvoji, kad, nu, lygiose vietose, žinai. Nu ir kartais, nu, žmogus nežinojo, kad yra. Tai būtent, ir aš sakau, ta prasme, čia, kad neatrodytų, kad aš čia jokiuosi iš žmonių, žinai. Čia jokiuosi pro ašaras, ta prasme, kad va taip vyksta ir tu, žinai, išvažiuoji iš to objekto ir pagalvoji, žinai, kartais savo rutinoje išsisuki, nu, ten tie objektai viskas ir čia, nu, čia kažkoks rūpestėlis, čia tas. Nu, gyveni savo rūpesčiais. Atitrūkęs būni. Jo, ir tu būni atitrūkęs, kad būna kitaip. Ir tu išvažiuoji, galvoji, o blemba, reikia savo klientus nuvežti, bent suprasim, ką darom. Nu, ką darom realiai geriau. Kur tu? Nu, tikiuosi, žinai, kad ir po mūsų šitam pokalbio tie, kas pamatys, supras iš tikrųjų, kokia yra nauda. Bet čia reikia, aš labai fainai darot, labai gerai kalbat, bet čia reikia va tą kiekvieną grandį perkalbėti, nes, nu, mes turim šaly tą, iš tikrųjų, taigi, va, kalbam ir žmonės su pasauliu dirba ir viskas, mes kartais tą greitį, prioritetą kartais keliam, netgi, sakyčiau, nu, Lietuva vis laik, žinai, kainos prioritetas, bet, sakyčiau, dabar greitis, va, tas toks, va, pasidaro toks kritinis momentas, kur ar tikrai jo mums taip reikia namam. Ir nieks nesako vėl apie tai, kad čia reikia stovėti ten, žinai, objekte parėmus ir nieko nedaryti. Ne, nu, bet va tas, žinai, varom, ką padarėm, tu blemba. Tai bet kur tu nubėgai, nu, ta prasme, nu, tai skubėk planingai. Ir, žinai, biškiai į save tą žvilgsnis, kad mes va čia, nu, ir tas klientas, jis, žinai, jūs bėkit, čia aš tokių daug pavyzdžių neturiu, bet yra, žinai. Nu, bet statybose taip jau yra, ten vieni įveja kitus. Jo, mes pabėgsim, čia mes neturim laiko, čia greičiau galvokit, sprendimų laikų nepriėmė, čia priiminėjai vietoj, nebeturi galimybės laukti. Bet kita vertus, pavyzdžiui, va tas tavo irgi pastebėjimas, šiaip sąmoningėja, iš tikrųjų, nu, tiek jau daug metų, tiek sąmoningėja. Dabar vėl, nu, aš ir iš savo praktikos, nu, tarsi, pirkti patarimą realiai jau pasidaro. Vėl, kaip sakau, nu, džiaugiuosi, kad ne dėl to, kad privaloma, dėl to, kad tu pradedi suprasti vertę. Nu, tai kodėl žmogus eina pas teisininką prieš kažkokį žingsnį žengdamas? Nu, tai reiškia, nu, tai jis pats viską puikiai moka, bet tai reiškia, nu, čia yra žmogus, kuris kasdien tai daro. Tai kam tu eini pas gydytoją? Tai turi grąžtą, tu prieš veidurį dantį išsigręšiu, o tai tipo ten kitaip gręžia. Tai pats pasigręšiu ir viską, taip nedarai. Tai, žinai, tai... Bet aš sakau, šiaip labai linkiu žmonėm išbaigtų namų, žinai, nes, nu, labai būna. Nu, investicija didelė, o baigtumo nėra. Žinai, jau geriau mažiau, jau geriau pigiau, bet labiau subalansuotai, išbaigtai. Nu, bet kažkokio žmogaus pagalbos, kuris tą daręs daug kartų, nu, tą sunku suprasti. Bet čia kiekvienoje grandyje. Atsirinkimas, ar to, kuris pigiai susuks, ar to, kuris tau pridės kažką. Tai tas pats, taigi pas jūs srity lygiai tas pats, nu, va, tą projektavimą, paklausykit patarimų, aš va, labai naudoju dažnai, va, nu, o kaip tu darytum savo? Ir tu sakai, palauk, jeigu tu manęs klausia, ne, nes taigi niekas neklausia, ir tu ateini su adekvačiu pasiūlymu, palauk, aš taip, o kaip tu darytum? Ir gimsta, nu, tai, kas turi būti projektavime. Išklausykim, nebūkim protingiausi, žinai, aš lygiai taip pat meistrų, ten darbininko klausi, taip klausiu. Nes jisai prie to ten kampo klupi, žinai, jau savaitę. Nu, bet maždaug manęs nieks neklausė, manęs už žmogų nieks nelaiko, tai aš, ką man to reikia, žinai. Bet tu žmogų prakalbini, tu, kaip sakyti, jisai sako, tai hebra, čia skylė. Ir tu... Tai sakau, visur komunikacija. Jo, kiekvienoje grandyje. Nes ir šiaip statyboj žinių yra labai daug. Tik va tų kanalų, kad prakalbinti ir tas žinias panaudot, nes čia kaip tas atvejis, kur du nugarom susirėmė, bet nepasikalbės. O tu prakalbink, tai sužinosi dar ko nematęs. Apskritai tos statybos, taigi ten yra daugybė projektų vienoj vietoj, lypantis viens ant kito, einantis vienas šalia kito, su kiekvienas tas projektukas, kiekviena inžinierija
atskirą respubliką, kuri galų gale turi viską susivesti, susišnekėti, palikti gerą frontą kitiem, kad, yra reikalų. Taip. Tai ką, prakirpom miestelį, įsikėlėm, dažnai kviečia į kurtuvės. Kviečia. Tai vadinasi draugas. Tapai. Kviečia ne visus. Stengiuosi. Tai, kitaip tariant, jeigu jau jums kyla noras kviesti savo statybos techninį vadovą, vadinasi, projektas pavyko, santykis buvo išlaikytas geras, gal netgi kartais pakviečia ir kokius rangovus klientas. Būna, kad kartais šiaip susidraugaujam ir šiaip aplankom, pasišnekam. Labai fain, labai vienas iš tokio darbo, tokių privalumų tikrai tenka sutikti labai įdomių žmonių. Kaip ir sakau, dalis mano atlyginimo tai yra ta patirtis, matyti tuos tikrai šaunius žmonės, sėkmingus žmonės, daug pasiekusių žmonės ir bendrauji ir supranti, kad tu patari jiem statybų savo pasaulį, bet tuo pačiu tu pamatai jų pasaulius ir žiauriai įdomu iš tikrųjų. Kaip sakant, bonusas prie atlyginimo. Jo, tikrai. Ką, Tomai, buvo malonus tam pašnekėti. Aš tikiu, kad nemažai čia naudosimės ir tokių klausimų labai sudėtingų, pagvildenam, užkabinam, bet bent jau turėtų susidaryti vaizdas, kiek tavo vaidmuo statyboje yra svarbus ir tiek finansinė prasme, galbūt tiek ir psichologiškai tvarkantis su statybomis ir einant tuo tokiu nelengvu keliu. O taip apskritai, kaip tu įsivaizduoji, 250-300 kvadratų namas, kiek jisai galėtų laiko būti statomas, jeigu tas statybų procesas būtų toksai, koordinuotas, toks kaip jau praėjęs per Tomo statybos tunelį. Tai jeigu neišsiplečiant, jeigu kalbam apie klasikinių konstrukcijų namą, galėtume kalbėti. Karkasinis namas ar kažkoks labai klasikinis. Jeigu klasikinis namas, tai reikėtų skaičiuoti. Greitas terminas yra 1,5 metų, normalus suvaldytas procesas yra 2 metai. Tai, kitaip tariant, neverta turėti iliuzijų, kad aš čia žiemą dėjau pamatus, o kitoms kalėdoms įsikelsiu. Nebent karkasinio namo ar kažkokio greituminio to namo atveju. Kitais atvejais tiesiog tvarkingai nelabai gausis. Tai reikėtų iliuzijas išsklaidyti, ramiai, skirti 2 metus, žinot, kad tai bus užsiėmimas, bent minimum kartą per savaitę plus namų darbai. Taip. 2 metus dirbam ir galų gale perkerpam juostelę ir einam į tokius namus, kuriuose norisi būti. Arba yra variantas daryti ne taip ir statistiškai išeiti į 3 arba 5 metus. Jo, planuoti kalėdam, o įsikelti po 5 metų Velykom. Taip, nes viskas bele kaip nesigavo. Gerai, tai kad taip nebūtų, linkiu Tomai, kad ir kreiptųsi į tave, kad tu rastum laiko turbūt ir ne vienam padėti, nes laiko yra tiek, kiek yra. Ir ką, gerų, sėkmingų projektų, psichologiškai stabilių klientų. Ir ačiū, kad atėjai, Tomai. Ačiū labai, ačiū, kad pakvietėt. Dėkui. Visai kiek. Ką tik svečiuose turėjau pokalbį su Lietuvos nekilnojamo turto ekspertu, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentu Mindaugu Statulevičiumi. Kalbėjomės jautriamis temomis, tokiamis kaip būsto įperkamumas, bendra nekilnojamo turto situacija Lietuvoje, įstatymų pokyčiai įtakojantis nekilnojamo turto vystytoją. Todėl siūlau pasižiūrėti kitą epizodą.